Sveikučiai, būk ištroškęs, elkis beprotiškai. Čia Rasis iš Muntafų, grįžtu iš skitūro, tokio lengvučio skitūro. Užsikėliau su keltuvu ir paskui nuo keltuvo, nuo Golmo ten pakopoju, iki Kraitsjocho ten baisulinis vėjas, žodžiu, ten iškoja verčia per keturias tokias svariau. Žodžiu, daug netuščia žodžiausių. Tai apie naujienas čia kokias naujienas. Tai naujiena, tai ką pas mus pirmiausiai kovo 8 sveikinu visas moteris su kovo 8 ir linkiu būti moteriškomis. Ir apie sezono pabaigą trumpai tada užsiminsiu ir apie artėjantį vasaros sezoną. Tai liko pas mus kai kurie kurortai iki 31 kovo. Užsidaro 31, o kiti užsidaro 7. Gargėlenas mačiau 7, tada Hochjochas 7, o Silverėta, jeigu ten kas mėgsta skitūrinti, tai galima į Silverėtą iki gegužės 1 varyti, ar gal ir ten jeigu būna dar tinkamos sąlygos, tai dar gegužės savaitgalis pajungia. Tai va, tokia pas mus situacija, sniegas virš kažkur 1200-1300 virš tos zonos, galima visur drožti. Šiaurinė, šiaip tai trasos nuo 1,5 kilo jau žemyn yra uždarytos, nors dar ten galima kai kur varyti, kur į šešėlį arba ten į šiaurinę biškį pusę. Galima pavaryti ir dar žemiau, bet veikti yra ką, sniegas yra iki pietų geras, va dabar 1 valandą leidžiasi, tai jau tas cukrus jau darosi nuo saulės, saulė ten taip pavyrina dieną kažkur, ten 13, 14, 15 laipsnių, tai toks malonumas, galima ten ir su trumpom rankojom ne, bet ten su kokiu striukės net nereikia, galima su kokiu vinstoperiuku nuo vėjo kažkokią apsaugėlę varyti. Tai va, ir ką dėl vasaros tada noriu pasakyti, jeigu kažkas planuojat varyti, tai prašom susisiekite. Aš atidariau rugpjūtį, visą namą paleidau, kad rugpjūčio mėnesį galima būtų išsinuomoti, bet planuoju vasarą, nežinau, žiūrėsiu, 1 apartamentą ir 1 kambarį turiu tikriausiai, tai iš viso 3 kambarius gal nuomosiu, tai bus vienas bus turbūt remontuojamas, vienas bus gal tuščias kambarys, ko gero, kad stovės, pagal situaciją žiūrėsim. Tai va, tai buvo šią žiemą, daug kas labai norėjo atvaryti, bet per vėlai chebra labai kažkaip kreipėsi, tai va perspėju, jeigu kas vasarą norit atbraukti, arba ten kokį rugsėjį, rudenį irgi. Tai aš jau kažkur šitą mėnesį atidarysiu jau, kad visi galėtų bukinti. Tai va, tokios tokelės. O pas mus į priekį, mačiau, kitą savaitę ateina dar apačioje lyja, tai ten sniego zona būna kažkur virš kilometro, ten būna 1100, 1200, 1300. Tai kitą savaitę link savaitgalio, ten kažkur kokį trečiadienį, ketvirtadienį, reikia pasitikslinti, bet jau bus kažkur pauderinės dienos, tai kelias dienas apačioje lis, viršui snigs. Ir sąlygos tai fantastiškos iš tikrųjų kaip pavasariui, tai labai geros, vat, kaip apačia atrodo. Vat grįžęs eisiu į sodą dirbti jau, sodo darbai prasideda. Tai va, jau medžiai apgenėti, reikia sodinimai visokie. Ir va, atvariau, aikštelė buvo iš ryto pilna pas mus Golme. Tai reikėjo tą pusę mašiną jau statyti. Tai va, kai tik tai po sniego, kai tik tai pirmas, va šiandien 2 diena, tokia savaitė, bet skitūrininkų irgi nemažai var. Tai nepaisant to, kad dar ne savaitgalis dar galima sakyti taip. Nuo vakaro, nuo popietės, jau prasideda. Tai va, galvokit, kas norit hebrytę atvaryti. Tai pas mane palaukit, gali būti, kad dar čia susirinks iš Lietuvos. Prieš
taip, kaip čia dabar pasakyti, kitą savaitę bus ten nuo 11, atrodo 17, tai nuo 16 iki 22 dabar kur yra lietuviai atvažiavę, tai sakė, organizuosis ko gero dar vieną kelionę. Tai jie šiandien išvažiuoja, rytoj Lietuvą atvaro ir po savaitės gali būti, kad jeigu susirenka chebra atvarys, tai čia turi per šitą savaitgalį visas turi reikalas įvykti arba neįvykti, nes kitu atveju aš ten atidarysiu, kad kažkas galėtų pas mane užbukinti. O dabar uždariau, kol kas palikau uždarytą. Tai tokios tokelės. Kas nori atvaryti, tai yra, arba patys galite organizuoti skrydį ir čia atpjauti, arba yra, sakau, autobusiukas, mikriukas važiuos. Aš baigiu nusileisti. Tai tiek tada trumpai reikaliukų. Ir dar vieną reikaliuką noriu pasakyti, paskui atskirai dar padarysiu video, ko gero, kad trumpai tik tai birželio mėnesį iki joninių, kas nori atvaryti iš pažįstamų, iš draugų, ten ypatinga, išskirtiniam, tarkim, sąlygom, tai pasakysiu. Tai irgi siekitės, bandysim čia kažkokį ir gal tokių alpinizmui prijaučiančių, ar ten kokiam trekingui, daryti gal kažkokį kaip tradicinę tokią susibėgimą, susivažiavimą tokį Alpėse. Ir, pas mane yra sąlygos, yra 2 hiutai, kur labai trumpo atstumo, galima sakyti taip, ir Tai dėl birželio padarysiu dar atskirą video, tai tiek buvo reikaliukų, tiek įdomybių. Čia buvo Rasės iš Muntofų, pakištraškai skirtis beprotiško, aš jau nusileidau ir varau namo. Tai gražaus visiems pavasario ir moterims dar kartą linkiu būti moteriškams. Iki.